pavyzdžiui, dirbu patį smagiausią darbą. Ir šiandieną aš jums pristatysiu Hymer MLT crossoverį 570, o 570 reiškia, kad jisai yra 6,89 metrų ilgio. Bet čia yra jau visai kita klasė. Tiesa, turi minusą. Minusą yra tame, kad čia reikia UC kategorijos, tai arba reikės įsilaikyti, arba ir laikėsi, arba jūs jau turite. Tai va, ir čia yra 4 varomi. Aš su tokio kemperiu esu važiavęs, bet nemeluosiu. Vat į tokį kalną aš maniau tikrai, kad niekaip neįvažiuosiu, bet ten iš Hymerio sako, varyk. Ir žiūriu, važiuoju, ratai, tai prasikasa ir įvažiavom. Tai žiūri gerai. Nes matot, prošvėse labai didelė ir jisai gali įvairiausius kampus išgauti. Aš prisimenu, vieną kartą važiavau, vieną ratą pakėlėm ir jisai toliau važiuoja. Tai, fantastinis dalykas. Tie, kurie turi džipus, supranta, aš manau, o tie, kurie neturi džipų, tai manau, čia bus išvis kosmosas. Ateikit, ir čia yra 25 metų dizainas, jau matot, crossover, jau lipdukai kitaip išklijuoti, jau dizainas išgautas kitoks. Ką, žiūrim taip, padangos yra tos grublėtos, tokios džipinės. Toliau, turim apdaila yra biltinis, čia aliuminis, lauko dušas, matot, vyriškas komplektas, mačio komplektas, kirvis, peilis ir šiupelė, kastuvas. Nieko rinkinys, jeigu norėsit kažką, tai vis laik turit su kuo. O čia mes turime, čia greičiausiai ir pripūsti padangą, ne pripūsti padangą, bet kad išsilygintų pats kemperis. Kitas dalykas, mes dabar nesenai tokiam statėm ir pneumatinės kojas, tai irgi pakelia ir išlygina. Turim lentynas ir lentynos yra kokybiškos su neslystančia danga ir kad neiškristų daiktai, dar su apsaugom. Turim čia baką, šildymas ir visur yra to europinio tvirtinimo žiedai, tai čia aptvėrė, tai motociklo jūs tikrai galite prisitvirtinti. Apšvietimas, lauko dušas, elektros pajungimai. Viską čia mes turim. Čia nėra markizės apšvietimas, čia markizės. O žinot, kas labai gerai? Tai laipteliai, tai jūs ant viršaus galite vežtis kajakus, burlentes, nežinau, nušautą briedį, ką norit. Atsarginis ratas, kaip pas džipus. Gaila, palauk, čia biškai nesimato. Tai aišku, hebra gali... Va. Tai čia jau yra, čia turi 2 kasetės. Tai yra, kai viena kasetė baigėsi, pasiėmė šitą kasetę, įdedat, pilną čia įdedat ir jūs jau toliau naudojatės. Tai vadinasi, jeigu turi 2 kasetės, 2 žmonėm maždaug užteks, jeigu biškai pakeliaujant, tai daugiau kaip savaitė, man atrodo. Čia dujų balionai eina, tai va, toliau, kas čia tokio, tualetas, elektros reikalai visi. Einam vidų, bus smagiau vidui. Bet atkreipkite dėmesį, ant kiek aukštas, matot, čia mano kelias, aš 1,93 m, ant kiek aukštas. Čia, kad meška neįtų, mes turime 2 spinas, kabliukai ant durų, dizainas 25 metų. Bambukas, stalas nusileidžia, čia dar vieną lovą gali pasidaryti. Televizorius didžiulis, kur čia sėdit, žiūri gerai. Turim vieną minusą iš tikrųjų, bet niekam nesakykit. Su tuo kemperiu galima važiuoti tik 120, nes jis labai aukštas. Turėkite tai mintim. 8 bėgių bei automatas. Čia yra lempa ir tą lempą jūs galite belia kur kitur persinešti. Pavyzdžiui, čia pasikabinti, jeigu matot, kad tiesiai virš stalo būtų, arba tenais nusinešti, kaip jūs jau norit. Tai šitas dalykas, labai patogios sėdynės, oda. Tokiam, pavyzdžiui, išplanavime labai faina yra tame, kad jūs, pavyzdžiui, galite šitą išsimti ir čia turėti stalą. Arba čia galite užsidėti dar čiužinį ir turėti labai didelę vietą miegojimui. Faina, ne? Yra jauku, čia yra jauku. Pavyzdžiui, jeigu čia pažiūrėtumėt, visos, pavyzdžiui, apie langus yra apšvietimas visas. Langai nėra stos. Gerai. Žiūrėkit, aš prisimenu, aš visą galvoju, kodėl taip aukštai yra pakabinti rankšluosčiai ar kažkas tokio, ir eini visą laiką su pečiu užkliūni, o čia žemai. Ir tokio labai gerai apskaičiuotų vietų dėl to, kad čia yra tarpelis ir čia jau galima pasidėti striukės ar kažką tokio. Dušas kartu su tualetu, operatorius užsidaro čia ir galit maudytis, va taip, ten dar uždaro, galit maudytis. Ir čia yra jau arba tualetas, kriauklės, bet žiūrėkit čia, ką mes turim. Čia yra visi daiktams, čia elektriniai, skutimus mašinėlėm, fenam, lyginus, fenam. Tai čia labai daug visokiausios kosmetikos galim pasidėti. Šį čia dar yra. Ir pažiūrėkit, kokia santechnika. Kaip geriausiuose viešbučiuose. Iš tikrųjų. Šildymas tualetas, nubėgimai 2, kad nebūtų jokių balgų čia pas jūsų. Pas mūsų. Aš žinau, kas gerai atrodo. Jeigu, pavyzdžiui, šitą vietą iš tikrųjų bus jūs taip pešitės vienokios ar kitokios augalus, žvakės, turi labai daug jaukumo. Ir tas televizorius galite išsivynioti šitaip ir nereikia jo vartyti, jis yra vientisas. Lempas labai kokybiškai pagamintas dalykas. Ir viskas. Čia galima pasidaryti 3 miegojimo vietą. Kas yra sėdės būtent Hymerio Merse, tikrai atkreipia dėmesį ir labai patogų nugaros išlinkimą. Jisai tikrai niekur kitur, labai atsakingai galiu pareikšti, niekur kitur, nei pas vieną gamintoją nėra taip puikiai išgauto sėdynės pagal nugarą. Tikrai labai ekonomiškus. Čia mes jau turime mygtuką, kuris nuleidžia vandenį,
čia mygtukas nuleidžia vandenį, čia laiptelį galima ištraukti arba įtraukti. Didelis ekranas, kol kas CarPlay'us jungiasi per laidą tiktais. Ir labai faina tame, kad čia yra labai didelė erdvė ir iškart stoglangis yra, niekas neužstoja, kaip važiuoti labai fainai. Dar linijų palaikymas yra ir, kas labai svarbu, važiuojant su kemperiu, labai dideli matymo laukai. Pas Fiatą yra ženkliai mažesni matymo laukai į viršų, į šonus, o čia tikrai yra ženkliai aukščiau. Be abejo, čia yra adaptyvi kruizo kontrolė. O žinot, kas čia buvo, ką tik suvipsė? Šaldytuvas, nes neuždarė. Tai čia yra adaptyvi kruizo kontrolė, labai patogus vairas, muzikos, viskas čia va nusiplakt. Pamėginkim jungti. Jeigu matėte, tai galite nueiti pas manęs kur yra Merso kita apžvalga, tai čia visą mediją esu apžvelgęs. Tai čia pagal prisitaikymą, pagal kojas galite pasidaryti šitaip.